šiandien daryti? Šiandien nieko nėra veikti. Gal išeiti iš namų? Pala, net ant kitas bedroom. Čia pats pasaulio annoying skambutis. Alo? Ho, ho, ho. Robas, tu makaronas, o ne? Taip, kalėdų senelė, aš makaronas. O, makaronė, ho. Tu, mano elfai žiauriai blogi. Ir aš galvoju, galėtum būti elfas. Pala, kalėdų senelė, tu nesirgai? Tu nesirgai? Jo, aš sirgau, bet mano elfai taip mane išgydė, kad aš nebesirgu. Ir, ja. O kodėl tu man reikia, kad būčiau vienas elfas? Aš sakysiu, džia. Taip, kalėdų senelė. Pasakyk, makaronai, kodėl jūs negalite būti elfai? Žiūrėk, mes negalim būti elfai, todėl, nes mes visus susirgom, aš vienintelis elfas. Tai mums su kalėdų senelio reikia dar vieno elfo ir galėsim pabaigti visas dovanas daryti. Kol nesirgs kiti elfai, mes gaminsim dar dovanų ir viskas bus gerai. Tai jie dabar bus sloguoti ir visą kitą, o tau reikia, kad tu darytum dovanas, o sloguosi kitus elfus. Tai tiesiog gali būti elfas, kaip Vilnius kalėdų senelis, bet kad kalėdų senelis nebesarga, jam nebereikia. Jo, tai gali? Atsiprašau. Gerai, aš būsiu kalėdų senelis. Pala, ne, aš būsiu elfas. Jo, einu būti elfu. Tai kvietit mane? Pala, neuždarat šito. Mane įkalinai. Ačiū, kad būsiu kalėdos elfas. Juk problemų. Tai gerai, kalėdų senė, jis bus elfas. Gerai, išmokyk jį elfiškų dalykų, aš einu pažiūrėti ant elfų. Bet aš turėčiau sloguoti elfus. Gal aš už tave darysiu, dirbk su juo. Gerai, darysim žaislus. Bet kaip? Ne, mes ne bet kaip darysim, mes... ką? Ne, aš nesakau bet kaip. Aš sakau, klausiu, kaip padarysim. Tai eik padarysim, einam padaryt. Gerai. Gerai, mes atėjom čia. Tai, pala. O kur žaislas? Tai žaislas čia dar yra padarytas. Bet pagaminsim. Gerai, parodysiu kitą vietą, kur padarysim iš tikrųjų. Gerai, aš čia stovėjau, nes tiesiog nieko nėra veikti. Jo. Gerai, makaronė, čia vieta. Čia mes turim dinozaurą, kuris visai nepabaigtas. Čia vienas žaislų. Ir čia yra žaislas, kuris yra dėžėj, bet jis toks sulūžęs. Tai kaip padarom šitus žaislus? Tai mes. Kas čia buvo? Kažkas uždarė duris, atrodo. Bet visi elfai serga. Jie negali išlipti iš lovos. Ir tualetas yra ne čia, jis kažkur už tos durų. Tai, kas tam buvo? Gal pažiūrėk? Nemanau, kad reikėtų eiti tą kambarį, makaroną. Nagi, eik į tą kambarį. Kas tai blogo tam kambarį? Aš nežinau, tiesiog bloga idėja. Tiesiog nemanau. Kas mano vizijai? Aš matau kažkokį meškiną ir kažkokį... Dievą, aš bijau. Ne. Patau kitą gėlę. Ne. Tiesiog pagamink žaislą su moliu. Gerai, aš nežinau, kas tau vyksta, bet gerai. Gerai, manau, aš šitam kambarį daro žaislus. Čia iš molio. Čia kažkokios dalės. Įdomu, kaip padaryti. Iš kur šitas? Iš kur šitas atsirado? Gerai, tada čia padedu.
Šiandien diena yra strange. Kodėl šitas čia buvo? Įdomu, iš kur gavau šitą piece. Bėk. Mano vizijai. Kas mano vizija? Aš turiu grįžti pas Džedžedžį. O, Džedžė. Kur jis dingo? Pala, kas ten per garsas? Pala, kas čia per garsas? Bėk, makaronė. Aš per kalėdas nemanau, kad būtų tai baisu. Einu pas Auryną, nes vien matau ir vizijoje. Kaip sergu. Gal pas makaroną ateis. Aurynai, atėjo pas tave svečias. Koks tėt? Aš. O, pas makaronę. Kodėl tai nenori susirgti, palatų nesirgi, tai atsistok nuo manęs. Ai, pamiršau, tu makaronas. Tu negali susirgti. Čia pats strangest thing happened. Kažkoks mano vizijai mačiau tave ir tu sakai, va taip bėk ir viskas. Aš nežinau, apie ką tu šneki. Juk aš negaliu būti vizijai, aš tik tavo draugas. Tu buvai mano vizijai. Tu makaronė, buvai nudaužtas. Tu neturi žinoti. Jis ateina tavęs. Gerai, išliūbęs draugai, makaronė, man vardas Aurynas. Tas vagukas, bevardis, ta meška visur. Žinai, aš tau vieną dieną, kai mes ėjom į lauką per žaibus, aš tau daviau akinius, kad matytų mane bele kada. Tai per tą kartą aš tau daviau akinius ir tave FaceTime. Aš iš tikrųjų dar sergu, bet aš bandau įspėti tave. Ir dar aš per tavo akinius ir Džedžedžės uždėjau visiems, ką pažįstu akinius. Kaip Vilniui, Čarliui, tam Džedžedžiai, tada tau ir Gintarai. Ir dar uždėjau Kalėdų seniui. Nežinau, kodėl padariau, bet ateina jau Kalėdos, jis turi akinius, tai jam uždėjau. Tai jūs mane galite matyti, nes aš galiu jūs 3D model of mane, kad jūs suprastote. O kur ta meška dabar? Nežinau, bet ji pats galingiausias veikėjas Vilnius ir jo draugai. Niekas niekada jo nematė. Jis gali užhakinti visą šitą universe. Mes turim bėgti, kol jis neužėmė. Bet manau, kad šiandien turbūt kalėdinas dalykai, kad aš elfas. Turbūt elfas dalyką darai tik, kai sakau bėg, tai bėg. Jei nori gali numauti tau tos sakinius. Visiems numauk. Gerai.